Tai ką, sveiki visi, Lietuvos ūkininkas, jūsų ekranuose. Nu ką, jau kalėdos ne už kalnų, liko iki kalėdų 3 dienos, nu jeigu šitą, priskaitum šitą dieną, jeigu priskaitum šitą dieną, tai liko 4 dienos. Tai visus sveikinu su artėjančiom kalėdom. Tai naujas video. Vėl pasveikau, vėl susirgau. Tai jo kosulys, kaip visada, buvo baisus vėjai, tai nelabai filmavau, nes vėjai visur. Į visus puses buvo labai galingi, baisiniai vėjai. Tai nelabai ką norėjau ir filmuoti, nes būtų nelabai ką nusifilmavę, būtų dabar čia kalbėjęs. Būtų survėjęs. Tai jo, turim gruodį. Tuoj sausis, žiemos 0, plus 6. Tai kas šiaip bet per žiemą? Gruodžis, tuoj bus sausis, žiemos 2 mėnesis, plus 6 dabar pas mane rodo lauke. Pažiūrėkit. Va. Tylu, ramu, šilta lauke, plus 6 šilumos, vaikštona. Nusigyvenom. Tai praeitam video prašiau, kad man gal kas būtų paukoję ten pinigėlių biškį ant 4 remontui. Tai jau tuoj sakysim 4 dalis. Tuoj sakysim, tai laukiam, kol įdės stumuoklį, parsivežu 4. Ir tada viriu atgal, padarysim apkatkę, tai apkatkė yra 10 minučių palaikyti užsikūrus ir ant laisvų, kad padarytų 10 minučių, paskiau visą baką išvažinėti nepilnu gazu, taip lėtai ir ramiai. O čia yra apkatkė, o paskiau spausim gazas dugnas per laukai, saulės, taip toliau. Tai gal nieko nelaukti, gal ir pradėsim valyti visą šitą šūdą. Čia už kadro nieko absoliučiai nedariau dėl to, nes sirgau labai, iš lovos nieko nelipau. Dabar biškį geriau, tai gal reikia videką nufilmuot. Kaip čia jums geriau, o čia va kažkur va. Nu, plius mins, dabar visą šitą šūdą reikia išnešti. Ir ką darysim šiandien, tai išnešim visą šitą mėšlą, kur nepabaigėm. Ir dar galvoju, kad kažką padarysim su šitą blemba sieną. Ar aš nežinau. Ar man daryt sieną taip, ar daryt taip šonu. Taip, nežinau, taip kaip. Tai jo, tai dabar galvoju. Tikrai reikia šitą dabar įsinešti visą šitą šūdo gabalą ir ką dar, tada čia šiandien dar reikia duris sutvarkyti, nes durys ateinu vakar, užvakar vėjas baisinis. Nu gal duris uždarysiu, durys, taip iš šonę, nu kad tai zuvėsą tebilę įdėjau, pakaliau, užnėjo, bus gerai, dar duris susarkysim. Nu ką, kad tam video pradėsim arba langus tvarkyti, arba duris, jau rimčiau jau. Tai ką, nusivešiu savo jobą nutočkę. Tai kur viena iš geresnių skaitykių? Niekas tokios neturi. Ką, rusišką šiupelį, kuriam jau 20-30 metų. Nu ir ką, ir kraunam. Dar galiu daryti prie kabutį paauksinimą, bet nesugalvoju dar kaip. Gal sakiau šimtam praeitam video, kada čia. Tai turiu daugiau šitų dar, aišku, dar turiu šitų medinių daugiau, tai iš jų dar kažką padarysim, laimė turiu dar neišmetęs. Tai kažką dar daugiau aš galėsiu atsinešti, nes turiu daugiau ne vien tik šitą medinį. Tai kažką sumąstysim. Nu, dabar taip senėsiu 4, galim dabar užsikurti, jums pafilmuot, kaip važiuoju su 4, saulė, geras oras. Japtvaju rogės, kaip laukiu. Aišku, aš jau laukiu nuo vasaros 2 mėnesio jau. Nieko. Kantrybė, dorybė, kaip sako. Nu, skaityk, čia karutis bus plius minus. Nu va. Atėjo kalėdos kūčios, nieko nifiga, kaip visada.
praeitais metais bent šalčių buvo, bent kažko čia. Skaityk, pavasaris. Tai jeigu čia tokia žiema, tai čia, nežinau, net pečiaus kur. Plius šis dabar, rodo, jo aptvaimat, galvoju. Tokią va žiemą Lietuvoje turim. Labai gerai. Džius pursia, kaip sakoma. Gerai, čia biškį jau su rankom teks. Pasiėmiau pirštinių, bet neužsidėjau kaip visada. Ai, Jėzau. Nu, va skaityk viena priekaba. Yra, buvo skaityk kažkaip. Oi, ble. Nu, taigi joptvai mat. Viskas. Nu, urvata. Viskas. Jo, turim vieną priekabą. Tai ją gal išvešim biškį vėliau, nes dabar taip tingiu biškį. O tu na, biškį yra svorio, kad neprištų svarbiausia. Įstumėm į garažą. Jau tuoj mat. Ui, ble, ne, gerai čia stumt. Gerai, paliksim čia ant žemės, dabar šitą reikia kažką daryti dabar su šitu šiandien. Aišku, dabar dar smėlio neturiu, tai dar būčiau dabar įsipylęs smėlį, bet neturiu smėlio ir negaliu aš nieko pilt, kadangi neturiu smėlio. Dabar su šitu jobanu, ką man su juo daryti, neįsivaizduoju. O Jėzau. Ne jau man reik, ne jau man nereik. Taip, reikia ir nereikia, kaip čia pasakius. Cvekų, tai čia 2 bilijonai cvekų, kaip visada sukalta. Įdomu, kas kali. Ai, nu šiaip, nu nežinau, ką aš problemą daryti su šitu gaidžiu. Ar čia statyt? Bastačio aš negaliu statyti, nes kadangi jis per ilgas. Kaip visada. Arba jį padaryti kaip duris. O jeigu jo rimtai. Ole, žiūrėkit rimtai. Jeigu per ilgai, bet ne. Zaibys. Va. Jeigu aš jį padaryčiau kaip duris, bet nežinau. Nežinau, aš nieko, tiesiog man galva nežinau, kada aš išeinu padaryti. Aš jau langus, bet dabar atsinešk plėvelę, tai čia kitą minį dabar ačiū duris. Bet vėl ardyk duris, va, eina šiek. Nu dabar ant švenčių, kol dar netėjau, tai noriu susakyti duris ir langus dar. Dar turiu, ai, dar ką turiu, tu atsinešiu parodyti. Turiu šitą. Čia yra 3 metrų vamzdis. Va šitas 3 metrų vamzdis, net netada pačiai per aukštį. Tai galvoju iš jo pasidaryti, ką daugiau. Turniką. Ir būtų gerai turniką pasidaryti. Tai gal galim ir pasidaryti. Bet aš čia noriu pasibandyti, aišku. Tai mes dabar jį darysim šičia laikinai. Noriu šiaip tiesiog pasibandyti, kas gero. O šičia mes darysim dabar turniką. Kaip čia padarius, kad nenusiverščiau. Jo, bletai, kaip man uždėti, jūs man paaiškikit. Užmeščiau. Blet, nežinau, ką čia daryti. Bos čia su visais balkiais, jabaš, kaip įstelisiu į žemę. Ektonoj perkelnis pilno šūdo. Čia jau matau, užsieja už tom lubom, kaip matote, jom pizda lubom jau. O tik prakurom, kaip sakoma. Lemba, nežinau, kur čia dėta turniką pasibandė, buvo įdomu čia laikyti, aš ir laikytų, bet nėra kur daryti. Jo, kaimynas transporterį pasijungęs, jau girdžiu jau, nes čia girdėt, krentam. Kai sudrebėjo, na. Tai, ką čia iš tą paliekam, kažkada pasidarysim turniką, tai mes jį Čia pasidedam, biškį vėjas kaip pūtė lubas. Ir nulupo, žinai, plokštė čia kažkokia. Aš lemba nenorėjau išvydyti, nes krenta šūdai. O, eiktina. Va. Jobanas vėjas. O, eiktina. Malkan išeis. Sakoma, tegul sudegs viskas, kas dega.
Tai ką dar čia, patarkit ką dabar daryti, nes aš tiesiog nenoriu nieko užsiminėti per daug. Bet video irgi filmuoti reikia, o kitam video jau dirbsim, tai dirbsim, jau kitam video jau turėsim dirbti kaip arkliai. Gerai. Ui, cvekų daug čia reikia, cvekus reikia įsižimt. Tai ką dabar man su juo daryti, aš neįsivaizduoju. Nebent aš tą pataktą čia dar susigrebuoti viską paėmus gražiai. Bet kur man šitą gaidyti? Tu kitam video darysim arba langus dėsim, arba sienas dėsim, arba dar šito reiks cvekus išimčių kitam video darysim, jo cvekus iš čia išimsim. Ir tada tikriausiai dėsim, tikiuosi taip ir dėsiu tokią sieną čia darysim. Dar ten turiu vieną, tai darysim sieną, tai dabar mes jį galim pasidaryti. Deadliftas. Oi, tu man tiesia nugarai. Tai ką dabar darysiu, tai eisiu biškį čia apsigrebosiu taip lengvai. Raminantis darbas, blema, tu reikės man savo šortus autis, nes jau ant tiek šilta, kad... Jau ant tiek šilta reiks tu jau šortus autis, saulė šviečia, jop, tvai mat. Tai va, klimato kaita keičiasi matomai. Dėl ko keičiasi klimato kaita? Dėl to, nes mes debilai šiukšliam aplinką ir mums visiems yra visiškai pocha, kad mes šiukšliam aplinką. Tai jo, tai dėl to tokia žiema. Klimatas keičiasi, viskas keičiasi, kuo daugiau teršim, tuo daugiau galėsim žiemą ant šortų pavaikščioti. Nu tai va. Aišku, neteršti tas aplinkos kandą, bet teršti. Geriau į pečių, kad sudegtų ir paskui pelenus užkast. Jau taip geriau, tik. Tai jo, geriau sakau, nemėti šiukšlių bilia kur, kaip aš va dabar darau, ne, šitas nedarau, bet jau geriau į pečių ir paskui pelinus po žemę, aišku, nėra, irgi tirpti šiek tiek štamumų, bet tai čia pochai. Geriau negu plasmasę mesti į žemę, kuri ten stovės 200 000 metų, bet ir ten vis tiek stovės, kurios nieks nepaims. Tai vat. Tai sakau, geriau neterštos aplinkos, tai gal normalesnį žiemą turėsim. Na aišku, gal dabar tas sniegas bus kažkur gal sausį arba vasario. Nu gali, arba bus sniego, arba nebus. Arba bus minusas, arba nebus. Sakau, gali būti kažkur sausį arba vasarį, gali būti arba da gruodžio paskutiniam dienom, nu kas čia žino. Grėbėm. O, kaip gerai mes čia grėbėm. Oi, kaip gerai mes čia grėbėm. Va. Blet, vėl užplauks į kurvą. Net dulka kaip sausa, kaip šiknoj sausa. Eik tu nahui, čia neimsiu už to plauksų, čia vis tiek jau yra. Tai va, atsakau, arba bus sniego, arba nebus minusas, arba nebus. Šiaip tai, kaip kiti sako, nelaukia žiemos, bet, nu, žiema yra žiema. Tai aš asmeniškai tai laukiu žiemos. Jeigu ateina žiema, tai bent kaip praeitais metais minus 20, pavyzdžiui, buvo, tai čia zajebys. Sniego buvo daug, o dabar gruodis jau ant šortų gali vaikščioti. Nu, nežinau, čia yra normalu, bet dar kažką normalu, bet man tai tikrai ne. Žiema yra žiema. Norėčiau, kad būtų tikrai ir minusas, ir sniego iki kelių, nes žiema. Nu, o pavasarį tikriausiai žiemą turėsim, arba vasarą žiemą turėsim. Nes dabar tai pavasaris grynas. Ai, ką čia žinau, tai va. Va šitą susigrėbėm. Nežinau, kažkaip nepajėgiu šiandien džiauri, bet video reikia filmuoti. Žiauriai nepajėgiu. Snagys bėga, karšta, per prakaitas muša. Eina šikt. Tai nežinau. Šį video gal čia ir užbaigsim, kiek čia filmuoju 14 minučių, aišku, biškį per mažai.
Nu, bet supraskit, mane žmonės, aš belenkai nepajėgiu, visas sergantis prakaitas muša, temperatūra kyla, tiesiog nieko nepajėgiu. Dabar aišku, jeigu nesirgčiau, dabar čia eičiau, prieš vidų dabar valangus būčiau jas padaręs, bet tiesiog net nepajėgiu, kaulus visą skauda. Tai nepykit, kad toksai video biškai debiliškas gausi, bet ir is what it is. Nu jo, ir kaip yra, tai jo, tikriausiai sulauksim žiemos, normalesnės, dabar lankstu savo tripodą. Ai, na, šiekt. Tai jo, va iš tų durų, va. Va, čia šitas nuplyšo visas, išsitraukit, aš įdėjau, pakaliau, užnėriau. Tai jo, reiks tvarkyti šitas duris, čia reikia, kaip sakiau, viršų, tik džindžiai nupjaustysim, čia nupjaustysim. Tada čia Zovietska, bus normalios duris atsidarančios, tada čia reikia dėti spyną. Šiaip kaip ta saulė šviečia, eina nafik. Čia sakiau, kad dėsiu tokią plokštę, arba nugijų. Sakiau, kad dėsiu kažką, kad lentos gabalą, kad nepūstų vėjas, bet visodo negalėsiu dėti. Dėl to, nes tai kaip pasakyti, ačiū įvažiuosiu, kaip aš jau išvažiuosiu, nekelsiu ten 2 metrus aukštį. Tai jau šitą mėšlą, kur sukroju prie kabutę, tai gal kitą dieną įsivešiu, nes tikrai nepajėgiu visiškai, tai dar reikia tvarkyti mano dviratuką ant žiemos, tai čia tikrai aš jį pasileisiu ant normalios žiemos, kad ant žvyrkelių ledo, saulė, ant šonų, aišku, paskui griūni, bet tai pafik. Tai jau aš toliau darysiu. Pažiūrėkit, iš lubų per vėją nieko neliko. Viskas sukrito į apačią. Tai čia va, oi, blet. Tai karačiai nenoriu komentuoti. Šitos irgi darysim. Čia siena. Tai šitas bus čia siena viena. O iš šito bus kita siena. Ir jeigu dar čia liks koksai plyšys didelis, tai dar aš turiu tokių daug. Ir dar kitų tai susikalsiu, padarysiu tai tokią sieną. Langus susidėsim, pasidarysim gal tokio. Nuo čia bus, iki čia va bus įvažiavimas, tai bus, tai kiek čia, galim paskaičiuoti. 1, 2 metrai plotis įvažiavimų per akis. Bus visur sienos. Ir bus jo normalus garažas, čia gal paskui už tą visą techniką persivarysiu kuo giliau į čia. Tai jo, tokį tūniką, nežinau, kažkai ką padarė, bet žiūrėkit, prisitaksiu vieną ranką, nes neprisitrauksiu. Bet čia irgi, nežinau, kiek šitas metų čia stovi, bet tarkim, kad stovi. Aišku, nesitrauksiu, bet kaip kreisiu, tai tikrai dar kas bus blogai. Tai jo, o koks bus, tipo, kur darysiu, galvoju, gal čia daryti sieną nuo šito, bet ne, bus labai per siauras. Bet darysiu nuo čia va, nuo šitos va nuo čia va, taip yra tokia siena. Tai bus plius minus čia va kažkur siena štai va teritorijoje, tai kiek čia galim skaičiuoti. 1, 2, nu kokį 2,5 kažkur tai plius minusas čia skaičiuoju. Nu tai va, 2 metrai važiavimas, 2 metrai plotis, ten su daugiau pusiai kokie. Tai man užtenka per akis, tai jau turėsiu tokį savo nuosavą garažą. Nes dabar savo namelį ten tvarkyk, ten vietos nėra. Čia ateisiu savo, atsiklaupsiu, biškai netaip nuskambėjau. Nu, ką jūs jau pagalvojot, man įdomu. Atsiklaupsiu, atsinešiu įrankių, pasiremontuosiu. Dar mes čia padarysim tokių spintelių. Viena spintelė eis nuo pat galo iki, nes darysiu vieną ilgą, tai bus kažkur iki šito šniūro, čia aiškiai nupjausim. Tai bus nuo ten iki čia, kodėl neilgesnė, dėl to, nes neturiu ilgos lentos. Turėčiau ilgą lentą, tai daryčiau, jeigu ilgą lentą turėčiau. Tai bus nuo čia iki čia pagal lentos lygiai, paskui vėl nuo čia darysim, iki čia, ir paskui, žodžiu, bus nuo čia spintelė, iki nuo galvina bus ilgai plati spintelė, sudėti tokiam įrankiam ten, tokiam visokiam, ir dar, galvoju, dar viena spintelė, paskui dar antrą aukštą padaryti, tavo, kad sudėti būtų kažkam. Jo, o kitą pusę tvarto, tai aš paliksiu, dėl to, nes jis sakė, kaimynas tikriausiai savo rulonus dėsis. Tai nežinau, man užteks pusės, bet čia reikia šitą nuimti. Kažkada atsinešiu suktuką. Tai jo, tai ačiū, kad žiūrėjot šį video. Nepamirškit laikint, subscribint. Ačiū tiem, kas komentuojat. Kas mane palaiko, tai esu žiauriai dėkingas.
Aš ir jūs palaikau, jeigu jūs mane palaikote, aš ir jūs palaikau. Tai jo, esu labai dėkingas. Kas nekomentuoja šūdo, kaip kiti ten žvenga, numeta ten nesąmonę šneka. Nu, man tai tas pats, nu tai, kad tu pakomentavai ten šūdą, nu tai, kas tu čia kietas ir kas, man tai jokio skirtumų. Komentuokit, ką jūs norite, bet ačiū tiem, kur labai padeda man. Laikina mano video, komentuoja gerus dalykus, patarimai. Ai, dar darysiu patarimų lentą, kaip padarė Edis per savo Minecraftą. Čia tiesiog nekopijavimas, bet ant šitos sienos bus balta didelė plokštė. Bus iš tą patarimai, tai mano bus fanų patarimai. Jo ant ketračių plasmasės rašysiu tos vardus, kurie nori pasirašyti mano ketračio plasmasių. Žodžiu, buvo kažką minėjęs praeituose videose, jeigu norit pračekinkit. Tai praeituose videose kalbėjau, kad tai parašysiu ant savo ketračių plasmasių. Tai vieną turim, bos 1, 2, 3, man tada reikėt pasižiūrėti. Tai irgi reikia būtinai užrašyti, irgi gražiai. Ir patarimus lentos jūsų visi patarimai, kokie bus geri, visi eis ant lentos. Ir dar buvau kažkada daręs subscriberių lentą. Tai aš net nežinau, kur aš ją padėjęs, gal rasiu. Tai jeigu aš ją rasiu, irgi pasikabysiu ant čia. Ir tęsim toliau savo subscriberių lentą. Ten mano buvo pirmi subscriberiai. Tai ačiū, kad žiūrėjote video. Sutiksim kitam video. Tai gražių jums švenčių. Atšvęskit gerai kūčias, kalėdas ir naujusius metus. Tai jo, su tom artėjančiom šventėm ir viso gero. Einu kelt video, ar dar bus video, tai bus video per kalėdas, kūčias ir naujus metus tikrai bus. Bet aš per kūčias ir per naujusius metus ir per kalėdas nieko nedirbsiu, nes šventus dienos dirbti negalima. Tai jo, pamatysit ateitį, tai sakau, linksmų švenčių, atšvęskit gerai šventes. Ate.